Okei, Mindaugai, varžovai tikrai pajėgus, elito diviziono komanda, mesgi pirmas B, 2 laipteliai žemiau. Kaip reikės šiandien su jais kovoti? Reiks pirmiausia nebijoti jų, išeit kaip su geriausia mūsų grupės komanda žais, pasitikinčiai savimi ir nuo pradžios bandyti neprasileisti įvarčių. Ir kuo toliau mes tai darysim, tuo labiau dar įgausim pasitikėjimą ir bus lengviau. Komanda be abejo gera, bet jausmas toks atvažiavus čia, su tokiom sąlygom norisi parodyti visiems iš geriausios pusės save. Komandoje nemažai jaunimo, tu komandos kapitonas. Kaip patarinėsit, kaip drąsinsit jaunimą? Dėl to, kad čia nėra, kaip sakant, ko pralošti, atvažiavo jie pasirodyti save ir čia ar mes laimėsim, ar mes pralošim, labai jau nėra didelės įtakos, čia nėra dar pasaulio čempionatas, aišku, norisi išeiti, jau kaip ir minėjom, kad komandos labai stiprios, tai jiem tiesiog reikės kantriai žaisti ir bandyti nedaryti tų vaikščių klaidų, kur paėmiau ritulių čiuožiu su juo, bandau apvarinėti vieną kitą. Čia viskas bus jau vyriškas ledo ritis, viskas bus paprasčiau. Atidėjau perdavimą, atsidengiau, nubėgau, pakovojau kažkur, vėl grįžau labai trumpai ir kiek galima paprasčiau.